Kaip nebylys mylėjau ir tylėjau, bijodamas, kad kitas pamatys, yra Zapyškyje romantiška alėja, kurios kiekvienas medis praeitis. Nereikia būti poetu, kad galvodamas apie Zapyškį prabiltum tokiais ar panašiais susižavėjimo ir prisipažinimo žodžiais. Beje, rašytais ne vienos kartos, ne vieno kūrėjo. Užtenka atsiduoti romantiškai nuotaikai, sėsti automobilį, katerį ar valtį ir lydimam arba nešamam neskubios Nemuno tėkmės leistis į vakarus nuo Kauno. Su upės bangelėmis nuraibuliavus raudoniems Vytauto didžiojo šventovės bokštams, galvotrukčiais prabėgus arba lyg sulėtintam filme praslinkus dalykiškiams Vilijampolės ir Marvelės priemiesčiams, tolokai nuo šalyje palikus kaip naujo gyvenimo stygą nuo Europos vėžių ratų dieną naktį gaudžiančią Via Baltica magistralę, 15 kilometre pasitinka kuklus užrašas Zapyškis. Pirmas įspūdis apgaulingas. Pakalnėje iš abiejų kelio pusių neišvaizdūs pastatai, soduose skendinčios sodybos, dešinėje upės slėnyje masyvi bažnyčia. Norom nenorom pirmiausiai ji priverčia stabtelėti. Tokia nuo kasdienybės atitolusi, vieniša, tokių sukauptų formų, kad nejučiomis krūpteli, atrodo, kad parapijiečių seniai nebelankoma bažnyčia pati jau 500 metų meldžiasi. Kol netikėtos minties apstulbintas galvoji, kam garbingai praeičiai, komplikuotai dabarčiai ar nenuspėjamai ateičiai istorinė bažnyčia be žodžių kantriai meldžiasi, jau kyli į šlaitą. Čia naujasis Zapyškis. Rūpestingai sutvarkytos gyvenvietės gatvės, aikštės, jaukių kiemelių apsupti namai. Ne viena sodyba priėminta vešlių žalumynų guotais. Paprasta, erdvu, jauku. Bet vis dar ne tai, dėl ko verta aiktelėti. Tikrasis senojo ir naujojo Zapyškio grožis atsiveria tik nuo stataus Nemuno kranto. Pirmiausia, vėl dėmesį prikausto senoji Švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Vienintelį patikimą išeivį iš tolimos 500 mečių praeities rodos tačiai ragina pradėti su jie gyvenimo dialogą. O jeigu tokiam pašnekesiu dėl skubos ar lengvabūdiškumo vis dar nesi pasiruošęs, kągi, iki valios atsigėręs kvapą gniaužiančiais panoraminiais vaizdais, klausykis, ką žemai po kojomis šnara Nemuno vandenys, o 600-mečiai miškai. Pabandyk išlukštenti garbingą praeitį, užfiksuotą gotikos paminklo formomis ir tūriais. Miestelio pradžia siejama su Smolensko didikais Sapiegomis. Savo turtais ir reikšmę nusileidusiems nebent tokiai pat gausiai ir įtakingai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Radvilų giminiai. 16 amžiaus pradžioje Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras, atsidėkodamas savo kancleriui Jonui Sapiegai, dovanojo jam kelias Pakaunės žemes ir miškus, Gelgaudiškio dvarą, būrelį baudžiauninkų. Pasak šaltinių, už nemažus nuopelnus. Jono Sapiegos būta patikimo raštininko, tarp Romos ir Maskvos nekartą kursavusio ir netuščiomis rankomis grįždavusio apsukraus diplomato, narsaus, su ginklu rankose prieš jau minėtąją Maskvą kovojusio kariškio. Tada Zapyškis dar tebesivadino kartais Panemoniu, kartais Panemone, kaip nė viena toliau ar arčiau prie Nemuno besiglaudusi panašaus pobūdžio mūsų protėvių gyvenvietė. Apie ją byloja Altoniškių ir Jadogonių piliakalniai bei Alkakalniai, paslaptingai skambantys Dievogalos, Kempės, Ovos, Šventupio vardai. Kempės vardas kildinamas iš kerų, užkalbėjimo, magijos, lygai kupis tikriausiai iš gydomųjų galių turėjusio vandens. Dievogala tikra poema nemirtingai, jeigu taip, tai ir tragiškai meiliai. Atseit du perkūno tarnai, 2 amžinąją ugnį prižiūrėję pasišventėliai, Vaidilutė ir Žynys, kartą susitikę, pamatę ir mirtinai pamilę vienas kitą. Bet ji priesaikos ir pareigos buvusi pririšta prie Altoniškių piliakalnio, kur niekada negeso deivė Altoniai kurstoma aukų ugnis.
O jaunasis žynys neturėjęs teisės palikti aukuro dievogaloje. Tačiau meilė dar kartą įrodė, kad ji vienintelė stipresnė už visas priesaikas. Vieno jaunojo žynio pasimatymo su gražiaja vaidilute metu šventoji dievogalos ugnis ėmusi ir užgesusi. Žynio gentai neįsigandę savo stabų rūstybės, raudamėsi vešlius plaukus ir veriančiais balsais šaukdami dievams galas, gyvą sudeginę įsimylėjėlį. Nelaimingąją vaidilutę, nesuspėjęs pagražyti baltųjų rankelių ir išverkti mėlynųjų akelių, nedelsdamas pakirto juodžiausias sielvartas. Pagal kitą legendą, už priesaikos dievams sulaužymą Adomo ir Ievos palikuonys gyvi iškepti ant laužo. Mokslininkai jau 20 amžiuje tyrinėjusi Altoniškių piliakalnį mano čia 13-14 amžiuje buvus medinę pilį. Kitas Jedagonių alkakalnis arba Ragokalnis stūkso prie Judrės upelio. Nors apie jį legendų neišliko, manoma, kad ant jo taip pat vykdavę senovės pagonių apeigos. Juk ir čia gyventa, svajota, mylėta, gintasi nuo svetimo gero mėgėjų. Apie čia buvusią gyvenvietę byloja prieš gerą dešimtmetį archeologų Giedriaus Aleliūno ir Lino Kvizikevičiaus surasti akmens ir geležies amžių liudininkai, titnaginiai dirbiniai, geležinis meiktukas, žalvario apkalėliai, lipdytos ir žiestos keramikos liekanos. Viena versija teigia, kad dabartinis vėlyvosios gotikos architektūros paminklas, Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, tokioje topografinių požiūrių nepateisinamoje grėsmingų Nemuno potvynių skalaujamoje vietoje pastatyta neatsitiktinai, ne dėl grožio ar dėl neišmanimo. Manoma, toje vietoje prieš gerus 500 metų stovėjusi stabmeldiška šventykla. Kur dar kitur, jeigu ne ant pagoniškų pamatų, galėjo iškilti ir iškilo krikščioniškoji ateitis, užmegzta karaliaus Mindaugo, įtvirtinta Vytauto Didžiojo. Vienaip ar kitai prieš 5 amžius Jonas Sapiega gyvenęs 1450–1517 metais, dosniai aprūpinta žemėmis, miškais ir valstiečiais, prie Dievogalos upelio pastatė Panemunio dvarą ir pradėjo kurti miestelį, 1508 metais paminėtą Lietuvos metrikoje. Nuo tos datos prasideda rašytinė Zapyškio istorija. Bėgant laikui, keičiantis gyvenimui kartoms savininkams, Panemunės perėjo per Jono, Povilo, Andriaus Sapiegų ir kitas turčių rankas, o miestelio pavadinimas per viską supaprastinti linkusių vietos gyventojų lūpas. Lenkiškasis Sapiežiški palengva tapo Sapiežiškėmis. Gilesnių šaknų neįleido ir dar vienas miestelio pavadinimas – Tarpupis. Nuo 17 amžiaus jį nukonkuruoja Sapiežiškis, kol metų tekmė visai sulietuvina į Zapyškį. Bene svarbiausia 16 amžiaus Zapyškio įvykis – senosios bažnyčios statyba. Vienas seniausių Lietuvos bažnyčių 1530 metais pradėjo statyti Zapyškio dvarininkas, Naugardo vaivada Povilas Sapiega. Sūduvos Suvalkijos istorija pateikia kitą bažnyčios statybos datą – 1578 metus. Pasak žymiausio Suvalkijos istorijos tyrinėtojo Jono Totoraičio, būtent tais metais Povilas Sapiega Gelgautiškyje ir Zapyškyje pastatė 2 bažnyčias. Pirmosios datos 1530 metų bažnyčios statybos naudai, sakytume, nelauktai pasitarnauja 2 16 amžiaus antrosios pusės rašytiniai argumentai. Pirmasis, kad čia 1562 metais palaidota Paštuvos dvaro savininkė. Antrasis, iš Vilkijos Karužienės Agnietės Martinienės Ručkevičienės testamento sudaryto tais pačiais metais 1562. Beveik 12 metrų ilgio, 10 metrų pločio,
16 metrų aukščio senoji Zapyškio bažnyčia, sumūryta iš raudonų rankų darbo plytų. Gėries ir negali atsigėrėti iš pirmo žvilgsnio masyviu, niūroku, tačiau pakiliai nuteikiančiu statiniu. Storos, vietomis metrinės sienos, saikingi kontraforsai, smailiu dideliu kylium į ūkanotą Lietuvos padangės minkantis dvišlaitis stogas, fasado trikampis frontonas suskaidytas stačiakampių samiliarkių nišų, kontraforsų, nišų ir langų dermė. Paprasta, tauru, iškilminga. Vėlyvosios lietuviškosios gotikos architektūros palikuonys formų nesudarkė net 4 16, 17 ir 18 amžiuose vykdyti kapitaliniai remontai. Pravėrę sunkias duris, iš 21 amžiaus pakliūvame į gūdžią paslaptimi dvelkiančius viduramžius. Tiesa, bažnyčioje nebelikę nei tų, nei vėlesnių laikų liudininkų. 3 barokinių altorių ansamblio, stebuklingų šventųjų paveikslų, elnio galvos su briedžio ragais, su 4 evangelistų atvaizdais sakyklos, lietuvių meistrų darbo vargonų, vadintų Lietuvos vargonų karaliais. Tai buvęs nepaprastas instrumentas. Vargonai buvo papuošti karaliaus Dovydo ir 2 angeliukų skulptūrėlėmis. Suošus jų cinko dūdoms prasidėdavo tikras, kaip dabar pasakytume, marionečių teatro spektaklis. Dovydas imdavęs groti arfą, o jam pritariantys angeliukai skambinti varpeliais. Liaudies meno šedevrų vadintus vargonus pasisavino Pirmojo pasaulinio karo vokiečių grobikai. Šventoviai, tiesa kilniausių tikslų vedinas, yra nusidėjęs ir iškiliausias šio krašto žmogus – poetas aušrininkas Andrius Vištelis Višteliauskas. Bandydamas padėti už Lietuvos laisvę su rusų caro armija didvyriškai kovojusiems 1863 metų sukilėliams, legendinis poetas vogčia pasisavintą auksinį bažnyčios kieliką iškeitė į ginklus, žūtbūtinai reikalingus kovojant su nepalyginamai stipresniu priešu. Nulenkime galvas prieš praeities didvyrius. 1863 m. balandžio 1 dieną įnirtingose kautynėse prie Zapyškio su 2-3 rusų pėstininkų kuopomis ir 120 pasienio sargybinių grūmėsi 200 sukilėlių. Ir kovotojų skaičiumi ir ginkluote nelygioje kovoje žuvo 15 sukilėlių. Padėjo galvą ir jų vadas Leonas Kulčiskis. Seniai jau ne bažnyčioje, o Mikalojaus Čiurlionio nacionalinėme dailės muziejuje ir mistiškoji elnio galva su briedžio ragais. Padavimas byloja, kad vienintelėje mūsų krašto šventovėje taip pagerbtas elnes savo metu atlikęs be abejonės ne žmonių pavedimą. Lietuvos gėrių karalaitis ant savo pasiskolintų ragų iš Vilniaus, Nerimi ir Nemunų buvo atplukdęs stebuklingą šventos mergelės Marijos paveikslą, skirtą apsaugoti Lietuvą nuo pražūtingųjų potvynių. Buvusi prakilni šventovė, kreipusi dievopį, klausiusi karščiausių maldų, išpažinčių, apgailestavusi dėl neįsipildžiusių troškimų, svajonių, krikštijusi, tuokusi ir laidojusi, negandų metais slapščiusi zapiškiečius nuo pervartų ir žmonių baisumų, su įžulėjusio Napoleono išniekinta kaip arklidė, kulto reikalams nebenaudojama nuo 20 amžiaus pradžios. Tačiau kaip traukusi, taip tebetraukia vietos gyventojus, mokslininkus, turistus. – 1908–13 metais ant aukšto Nemuno kranto iškilo nauja Švento Jono Krikštytojo bažnyčia.
Nesunku suprasti, kiek reikėjo pastangų, kantrybės, išminties ir takto, kol kunigas klebonas Kazys Valaitis, aukščiausiųjų katalikų dignitorių remiamas, įkūnijo Zapyškio tikinčiųjų svajonę. Valerijaus Rybarskio, Marijampolės inžinieriaus ir Florijono Viganovskio, Rygos inžinieriaus projektas, 30 000 caro Rusijos rublių ir vietos žmonių ir jų talkininkų kruopštus darbas per palyginti trumpą laiką, 5 metus, tapo nauja stilinga bažnyčia. Dar mėnuo kitas, dar keletas auksarankių ant išorės ir vidaus pastolių ir naujoje šventykloje būtų sugaudę vargonai, maldai ir susikaupimui nulenkę galvas parapijos tikintieji. Bet Europoje jau telkėsi grėsmingi Pirmojo pasaulinio karo debesys. Netrukus jie aptemdė ir Lietuvos padangę. Štai kaip didžiąją nelaimę 1920 metais aprašė zapyškietis mokytojas vadintas profesorium Juozas Poderys. Pasaulinio karo laiku Zapyškio miestelio apylinkė yra labai nukentėjusi. Kauno tvirtovės forto artumą pajuto vietiniai gyventojai. Tuoje užvalgai, kariuomenė, kazokai. Vos karas prasidėjo, Kauno tvirtovės komendantas Grigorjevas iš visų Zapyškio apylinkės gyventojų rekvizavo visus gyvulius. Buvo įsakyta suvesti Kaunan absoliučiai visi gyvuliai. Grigorjevo įsakymų dinamitu nuversti nuo naujosios Zapyškio mūrinės bažnyčios dideli gražūs bokštai. Vietiniai gyventojai, matydami ardant jų kruvinų prakaito pastatytą bažnyčią, verkė ir aiškino vienas kitam, kad Dievas daro stebuklą. Dievo namų net Maskolių dinamitas nepajėgė suardyti. Kiek iš to sprogimo buvo trenksmo, kiek dūmų, tai sunku aprašyti. Tai apie bėgančios carinės Rusijos kariuomenės siautėjimą. Toliau, kaip sakoma, dar gražiau. Užėjo vokiečiai, prasidėjo mūšiai, gaisrai. Vokiečiai apkasuose apsitvėrė Papiškių ir gale Kluoniškio kaimo, o rusai šaudė iš broniruotų garlaivių nuo Nemuno ir iš Pyplių ir Gaižėnų kaimų. Iš mūšių priežasties sudeginta šie kaimai: Kluoniškiai, dalis Dievogalos, Vilemai, Kuodiški, Skaisčiaraistis, Gaižėnai, Mitkūnai, Virbališkiai ir Pypliai. Sunkus buvo laikai vokiečių okupacijos metu. Vokiečiai viską surašė, užkrovė didžiausias rekvizicijas, mokesčius. Vokiečių elgimasis su gyventojais buvo žiaurus. Už menkiausią prasižengimą prieš jų žiaurus įsakymus smaugdavo už gerklės, mušdavo ir lazdomis. Sunkus buvo žmonių gyvenimas po vokiečių plėšikų jungų. Savo Pirmojo pasaulinio karo įspūdžius apibendrina Juozas Poderys. Ir pritark žmogau tiems, kurie tvirtina, kad viskas praeina, niekas nesikartoja. 1655 m. rudenį, Maskvos karo su Lietuva metu, gyvenvietė buvo ištikusi dar skaudesnė nelaimė. Zapyškis buvo sudegintas. Pelenais virto prekyvietė, kelios užeigos, nieko dėtų gyventojų namai. Senojoje bažnyčioje prieglobsčio ir apsaugos ieškoja žmonės išžudyti. Istorikai tebesuka galvas dėl tokio rusų kareivių žiaurumo. Pagal vieną Adolfo Šapokos pateiktą užuominą, tai galėjęs būti kerštas, nes besiginančios Lietuvos pulkui vadovavęs perbėgėlis iš caro armijos, rotmistras Konstantinas Poklonskis. Likę gyvi miestelėnai glaudėsi miškuose, skubėjo į Kauną, bet ir čia juos pasitikdavę griuvėsiai ir svilėsiai, su šiurpiu dalykiškumu aprašyti karaliaus sekretoriaus Stepono Medekšos. Iš to 17 amžiaus vidurio dokumento paaiškėja, kad Kaune likusios veikos buvo tik parapijos ir moterų vienuolyno bažnyčios. Tačiau viduje altoriai išvartyti, išdaužyti, knygos suplėšytos, numirėliai iš karstų išmėtyti. Sveiko mūrinio namo tiesiog nei vieno nebuvo matyti. Pakelėse buvo pilna lavonų, kaimai, miesteliai ir dvarai sudeginti. Tačiau vėl grįžkime praeities pakaunę. Ar galėjo taikus valstietiškai rambus 17 amžiaus pradžios Zapyškis pagalvoti, kad jį ir jo vis gausėjančius ainius kada nors užgrius ką tik atpasakoti vieni už kitus apokaliptiškesni įvykiai? Žmonės arė žemę, augino gyvulius ir javus, medžiojo ir žvejojo, vertėsi negudriais amatais.
Jų rankų triūsą miestelio pirkliai be didesnio vargo realizuodavo Raseiniuose ir Kėdainiuose. Drąsesnės moteriškaitės, nusižiūrėjusios į vietos žydelius, savo išaugintus vaisius, daržoves, vilnas, linus ir kitą gerą, visai kaip dabar, pakelėse sugebėdavo be tarpininkų įbrukti įvairiems keliauninkams. Pro Zapyškį vinguriavo tais laikais labai svarbus tarptautinės reikšmės Kauno Virbalio pašto ir prekybos traktas. Bėgo laikas, kito poreikiai. XIX šimtmetyje radosi naujas Varšuvos Rygos pašto kelias per Garliavą, Veiverius Marijampolę. Zapiškėnus maitinės, gyvinės ir neretai būtais nebūtais dalykais linksminės Kauno Virbalio traktas liko tik istorijoje. Iš XVII amžiaus svarbiausių Zapyškio įvykių minėtini dar du. 1667 ar 68 metais senoji bažnyčia pašventinta Švento Jono Krikštytojo vardu. Dar po dešimtmečio, 77 metais, Zapyškyje jau veikė parapijos mokykla. Prasidėjo 18 didelių permainų Lietuvos amžius. – 1795 metais po skaudaus trečiojo dviejų tautų respublikos pasidalijimo Zapyškis atitenka Prūsijai. Varšuvos hercogystės statistinėme aprašyme jis vadinamas nuskurdusiu, į kaimą panašiu miesteliu. Atkirstas nuo Kauno, netekęs į dosniai maitinusių gyvybinių ryšių su kitais Žemaitijos ūkiniais, administraciniais ir religiniais partneriais, tapęs pasienio miesteliu, Zapyškis vos alsuoja. Tas pavojus dar labiau padidėjo 1796 metais, kai per vidurį padalintas Nemunas atskyrė Prūsiją nuo Rusijos. Valstybinė siena turėjo ne tik minusų. Jį pažadino savo valandos laukusią kontrabandą. Skirtingos Nemuno pusės priglaudė įslapstė ne 1000 abiejų valstybių persekiotų žmonių. Pirmiausia, tų, kurie nenorėjo būti Rusijos ar Prūsijos armijų rekrūtais. Anot istoriko Augustino Janulaičio, nuo 1799 m. spalio 1 dienos iki 1805 m. į Užnemunės Prūsiją pabėgo per 12 000 Lietuvos gyventojų, karo dezertyrų, amatininkų, pilietinių žmonių. Be abejonės, dalis bėglių rasdavo prieglobstį ir Zapyškio apylinkėse, Prūsijos valdžios įkurtoje Dabravalės ekonomijoje bei valsčiuje, administravusiuose 4 dvarus, 24 kaimus, 14 viensėdžių. Marijampolės pavieto karaliaus miestu vadinta Zapyškį sudarė vos 34 namai su 107 gyventojais. – 1815 metais Užnemunė, o su jie ir Zapyškis atitenka imperatorių nugalėjusiai Rusijai. Po ilgos pertraukos prasideda bene geriausias miestelio gyvenimo etapas. Patikėję pagaliau įsigalėjusią taiką, grįžta senieji, kuriasi naujieji gyventojai. Skamba bažnyčių varpai, iškyla kapų koplyčia. Kaip dabar pasakytume, rugsėjai pakvimpa pieštukais, balandos gadynės vaikams atsiveria šviesos namai. Pradžioje elementarinio tipo mokykla, o vėliau 2 komplektų tiesarusiška pradinė mokykla. Atgyja ir įsiplečia ūkinis gyvenimas. Vėl šurmuliuoja turgus. Miestelio proletariato užuomazgos 76 darbininkai triūsia Zapyškio audimo fabrike. Naujas galimybės atveria valdžios malonė. 1825 metais Zapyškiui suteikiamos miesto teisės. Kada, jeigu ne dabar, palankiausia proga pasivaržyti su Kaunu, o kartais gal net nušluostyti jam nosį, jeigu ne didžiu reikšme įtaka tai nors simboliu, miesto herbu. Zapyškiečiams atrodo, kad vos už geros mylios grėsmingai stūkstančiam kuprotam stumbrui geriausias varžovas būtų plačiašakis Lietuvos miškų gražuolis elnias.
Laisvės ir valstybingumo idėjos įžiebė prieštaringai vertinamus 1831 ir 1863 metų sukilimus. Jiems skaudžiai pralaimėjus, prasideda ilgalaikės caro valdžios represijos, sukilėlių ir jų šeimų persekiojimai, turto konfiskavimas, trėmimai į Sibirą. Valdžia, keršydama zapyškiečiams už jų paramą sukilėliams, ne tik nepatvirtina herbo projekto, bet ir panaikina Zapyškiui miesto teisės. Nėra to blogo, kas nešeitų į gerą. Spaudos draudimas pagimdė naują, senosios Europos negirdėtą neregėtą profesiją – lietuviškąją knygnešystę. Zapyškiečiai su didelė pagarba mini knygnešių Jurgio Žitinevičiaus, Stasio Marcinkevičiaus, Baltraus Sutkaus, Antano Vaikelio, Marijos Daukšiūtės Dambravičienės pavardės. Vieni jų, rizikuodami savo gyvybę, iš Prūsijos gabeno laikraščius, religinio ir pasaulietinio turinio knygas ir knygeles, kiti, rizikuodami laisvę bei gerovę, platino uždraustą literatūrą, skiepijo nacionalinės idėjas, švietė liaudį, stiprino tikėjimą Lietuvos ateitimi. Yra žinoma, kad dvarininkė Marija Dambravičienė ir klebonas Jurgis Kolita globojo bene iškiliausią tautinio atgimimo asmenybę Vincą Kudirką. Nors pati nusigyvenusi, dvarininkė materialiai rėmė persekiojamą poetą, slapstė jo knygas ir raštus. Ne kartą jo sode, vengiant pašalinių akių ir ausų, dalyvaujant Kudirkai, šeimininkės dukrai Gabrieliai ir Riogliškių ūkininkui Sutkui, aptarinėti kartus knygnešystės džiaugsmai ir galo nežinantys rūpesčiai. Dar keletas faktų ir skaičių apie XIX amžiaus Zapyškį. Apie 1859 metus jame buvo 41 medinis namas, iš 490 gyventojų tik 68 buvo nežydai. Nelabai padėtis pasikeitė ir po 30 metų. 1889 miestelėje buvo 45 namai, 564 gyventojai. Lenkijos karalystės ir kitų slavų kraštų geografijos žinyne minimi 3 vienas kitą įtakoja administraciniai dariniai – Zapyškio miestelis, Zapyškio kaimas ir Zapyškio dvaras. Zapyškio dvarą, buvusi Kluoniškių kaime, sudarė 3 namai ir 45 gyventojai. Zapyškio dvaras, vėliau vadintas Aukštadvariu, buvo tik dalis didelio prūsų įsteigto Dabravalės dvaro, vienas gražiausių jo palivarkų. Zapyškio kaime, dėl bažnyčiai priklausiusių plotų vadintame bažnytiniuose Kluoniškiuose, buvo miestelio matininkų, audimo fabriko darbininkų žemė maitintoje, daržai ir ganyklos. 1827 metais 22 kaimo namuose glaudėsi 246 gyventojai. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Lietuvos teritorijoje, vienų okupantų karštligiškas bėgimas, kitų įžūlų savivaliavimas, vertas atskiros ilgos kalbos. Mes apsiribosime tik valstybės komisijos apskaičiuotais nuostoliais. Kariaujančios šalys be sugriautos bažnyčios Zapyškio valsčiui padarė nuostolių net už 5,5 milijono auksinų. Lietuvą jau žadino pirmasis tautinis atgimimas. Zapyškio žemėje palengva geso, bet žmonių gyvensenoje dar ilgai ruseno pirmojo pasaulinio karo griuvėsiai ir degėsiai. Reikėjo atstatyti iš dalies arba visiškai sudegintų Kluoniškių, Dievogalos, Vilemų, Kuodiškės, Skaiščiaraiščio, Gaižėnų, Mitkūnų, Virbališkių ir kitų kaimų sodybas. Gyventojai buvo tokie nuskurdinti, kad norėdami gauti valstybės kompensaciją negalėjo sukrapštyti nei 0,5% ostmarkių už patirtus nuostolius. Vieni keiksnojo nesibaigiančius karus, antri okupantų plėšikavimus, treti amžiną didįjį kaimyną Kauno miestą. Girdi, jeigu ne jį, gėdingai žlugusi Kauno tvirtovėje, ką kaizerio vokiečiai tokiu plačiu frontu taip įnirtingai būtų puolę, o caro rusai taip bejėgiškai gynė. Kad nukentėjo ne tik Kauno miestas, bet ir per kelias mylias nuo jo nutolusios gyvenvietės.
Per tiek metų taip sunkiai užgyventas triūsas sulygintas su žeme. Nežinia kada nuo rūdyjančių, užtvarai paskandintų gremėzdiškų baidokų, garlaivių ir pavojingų minų bus išvalyta Nemuno vaga. Kada vėl bučiuose spurdė žuvelės, o ne tinklus ir viltį draskantis gelžgaliai, o kartais nedaug dieve minuose tūnanti mirtis. Bet zapiškiečiai nesėdėjo susidėję rankų. Entuziastingai sutikę 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, jie vieni pirmųjų sukūrė parapijos komitetą, vėliau valsčių ir jo savivaldybę. Prasidėjo nelengva savivalda, turėjusi užkirsti kelią savivaliai, plėšikavimams, grobstimams, spekulacijai. Tačiau vienas dalykas – sukandus dantis vėl kurtis ir dirbti, o visai kitas – racionaliai šeimininkauti. Pradžioje Zapiškis priklausė Marijampolės apskričiai, o tai ne visada buvo naudinga. Įdomus faktai užfiksuoti 1919 m. Marijampolės apskrities tarybos vykdomo komiteto viename rašte, Lietuvos vidaus reikalų ministerijai ir Kauno apskrities Seimelio vieno posėdžio protokole. Jokia naujiena, kad pokaryje labiausiai reikėjo tausoti maistą ir žaliavas. Stengdamiesi, kad viskas liktų jų apskrityje, taupieji marijampoliečiai uždraudė už apskrities ribų prekiauti maisto produktais. Tai ne juokai suerzino zapiškiečius, patyrusius, kad savo gerą jie galėtų nugabenti ko ne ranka pasiekiamą Kauną, buvusi to meto vienetais vos už 15 varstų, ir jo rinkose gauti 2-3 kartus daugiau, negu už 56 varstų nutolusią Marijampolę. Antrame dokumente užfiksuotas griežtas Zapiškio ūkininkų protestas prieš bandymus Zapiškio girininkiją prijungti prie Marijampolės miškų urėdijos. 1919 m. pradžioje Kluoniškių kaimo pilietis Jurgis Žitinevičius sumanė Zapiškio miestelyje įsteigti Zapiškio valsčiaus valdybą ir prie to pritraukti didesnį skaičių kaimų. Ir savo mintį pareiškė ištikimiems savo draugams, kurie tą mintį palaikė, suagituodami 18 kaimų ir 2 dvarų gyventojus prisidėti prie naujai steigiamo Kauno apskrities komiteto. 1919 m. kovo 18 d. įvyko pirmas susirinkimas ir išrinkta Zapiškio valsčiaus valdyba iš 3 narių, kurios pirmininku tapo išrinktas iniciatorius Jurgis Žitinevičius. Zapiškiečių lūkesčiai išsipildė po mėnesio. Nuo Marijampolės apskrities atskirtas ir prie Kauno apskrities Zapiškio valsčius prijungtas 1919 m. vasario 24 d. Tačiau dėl savo Zapiškio valsčiaus, vaizdžiai tariant administracinio naujagimio, jo gyventojams teko ne kartą vieningai pakovoti. Tik tai dabar su sava lietuviška valdžia, su nepabaigiamų administracinių reformų architektais. 1918–19 metais įkurtas Zapiškio valsčius, pergyvenęs Lietuvos nepriklausomybės netektį, karą ir pokarį, okupacijas ir kolektyvizaciją, nustojo egzistavęs tik 1950 metais. Neilgai džiaugtasi nelengvu, tačiau laisvu ir nepriklausomu Lietuvos gyvenimu. 1940 m. vasarą mūsų žemę aptemdė Raudonosios armijos tankai, o padangę – lėktuvai. Prasidėjo pirmoji sovietinė okupacija, o su ja krauju ir prakaitu uždirbto turto nacionalizacija, kolektyvizacija, niekuo nekaltų gyventojų persekiojimai, kalinimai, tremtys. Ar ne dėl to, kaip išvaduotojus su gėlėmis duona ir druska prie Skirpstojos upelio Kluoniškių žmonės sutiko pirmuosius fašistinės Vokietijos kareivius, o paniškai besitraukiančius bolševikinės Rusijos raudonarmiečius sukilėliai palydėjo sporadiškai šūviais. Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva! Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi laikinoji dėl naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą
Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Pasirašė ministris pirmininkas Škirpa, krašto apsaugos ministris brigados generolas Raštikis, užsienio reikalų ministris Skibidis, finansų ministris Matulionis, darbo ministris daktaras Pajaujis, pramonės ministris daktaras inžinierius Damušis, prekybos ministris Vytautas Statkus, žemės ūkio ministris profesorius Vitkus, komunalinio ūkio ministris inžinierius Landsbergis, valstybės kontrolės Vainautskas. Netrukus ir naujieji okupantai parodė, ko jie verti. Skyrėsi tik tai priemonės, bet ne tikslai. Po sunkių jungų palinko senasis Zapyškis. Bolševikai pasikėsino į miestelio žydų turtą, hitlerininkai į žydų ir tarybinių aktyvistų gyvybės. Jau karo dienomis ežerėlyje nei iš šio, nei iš to sušaudyta 14 Zapyškio valsčiaus žmonių. Ne vien istorinio teisingumo vardan pasakysime, sušaudyta neatėjūnų rankomis. Baisu, kai nuo šūvių apkursta ausys, dar baisiau, kai apkursta sąžinės. Vieną kruviniausių žmonijos istorijoje karą fašistinė Vokietija pralaimėjo. 1944 m. rugsėjį Lietuvą dar kartą okupavo Raudonoji armija. Atkurta tarybų valdžia pradėjo inventorizuoti savo trofėjus, skaičiuoti hitlerininkų padarytus nuostolius. Pasak sovietinių šaltinių, iš 727 Zapyškio ūkių nukentėjo 150, sugriauta per 200 gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, išgabenta 1000 vienetų įvairiaus inventoriaus, daug gyvulių, naminių paukščių. Daugiausia nuostolių patyrė Zapyškio miestelis. Sudegė 1934 metais statyta mokykla. Visais laikais didžiausias turtas buvo, yra ir bus žemė. Vykdant naują jos reformą, 1944–48 metais Zapyškio valsčiuje suvisuomeninta 32 ūkių 560 hektarų žemės, 214 hektarų 6 pabėgusių vadinamųjų liaudės priešų, 168 hektarai 13 bankų dalyvių ir kiti. Po kaimus pasklido agitatoriai, smulkiems ir nusigyvenusiems valstiečiams piršdami naują rojų kolūkius. Tačiau zapiškiečiai į tą rojų neskubino. Tik 1949-aisiais Kluoniškių kaime įsikūrė Petro Cvirkos kolūkis. Šio pėdomis norom nenorom paseka Dievogalos ir Gaižėnų kaimiečiai. Tik po priverstinės visuotinės kolektyvizacijos Zapyškio valsčiaus teritorijoje susitvėrė 6 kolūkiai. Apsukrus valstiečiai, rizikuodami dideliais nemalonumais, kaip sugebėjo, taip ignoravo šią akciją. Kai kurie kolūkiai egzistavo tik popieriuje, arkliai nebuvo suvisuomeninti, valdžios duota sėkla nepasiekusi kolūkinės žemės likdavo pasodybiniuose žemdirbių sklypeliuose. Nors tokių sabotuotojų laukė represijos ir Sibiras, per 1941–53 metus iš Zapyškio apylinkių ištremta 120 žmonių. Kaip sakoma, geriausias žaizdų gydytojas yra laikas. Širdyje niekada nesusitaikę su prarasta nepriklausomybė, žmonės stengiasi užsitrenkti darbu, o lietuvio darbas visada vaisingas. Bėgant metams, Zapyškis pasipuošė naujais veidais ir naujais pastatais.
Čia veikė miško sakinimo meistrija, biblioteka, ryšių skyrius, zoniniai kultūros namai, 9-metė mokykla, vaikų darželis. Sustiprėjus Zapyškio kolūkiui iškilo naujas administracinis pastatas. Naujuose namuose atšvęstos ne vienos įkurtuvės. Zapyškyje, kaip ir visoje Lietuvoje, laukdama palankios progos, budėjo tautos atmintis. 1989 m. birželio mėnesį Zapyškio kapinėse pastatytas ąžuolinis kryžius lietuvių tautos kančioms atminti. Rugsėjo 1-ąją, tarsi dar vienas atgarsis į vis labiau įsisiūbuojantį sąjūdį, gražiausioje Zapyškio gyvenvietės vietoje iškilo paminklas iškiliausiam šio krašto XIX amžiaus žmogui, dramatiško likimo poetui Andriui Višteliui Višteliauskui. Taip, remiant to meto Kauno rajono valdžiai, fonduojant Zapyškio kolūkiui ir jo pirmininkui Miškiniui, įspūdinga skulptūra realizuotas 2 Kauno menininkų, poeto Petro Palilionio ir skulptoriaus Stasio Žirgulio kilnus sumanymas. Dar buvo tolokai iki trokštamos laisvės ir nepriklausomybės, bet jų vilties vedini zapyškiečiai gausiai dalyvavo 3 tautas sujungusiame ir visko mačiusį pasaulį gerokai nustebinusiame Baltijos kelyje. Atkurtas šaulių būrys, sąjūdžio Zapyškio narių iniciatyva, atstatomas 1960 metais nugriautas Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Pagaliau išmuša lauktoji Lietuvos laisvės ir antrosios nepriklausomybės valanda. Gelbėdamasi sovietinė imperija meta paskutinės kortas – ekonominę blokadą ir karinį smurtą. Būrelis ryžtingiausių zapyškiečių dramatiškomis 1991 sausio dienomis saugo Sitkūnų radijos stotį. Vilniuje aukų išvengti nepavyksta. Bet pasak Maironio, nesustabdysi upės bėgimo. Zapyškio kolūkis reorganizuojamas į atskirą žemės ūkio bendrovės. Nūnai Kruoniškiuose įsikūrusi seniūnija jungia 19 kaimų. Dauguma jų žmonių dirba žemės ir miškų ūkiuose, gamina medinę tarą, aptarnauja gyventojus. Vis sėkmingiau veikia įvairios 29 smulkaus verslo įmonės. Dalis gyventojų sėkmingai duona pelnosi iš amatų ir kaimo turizmo. Respublikos prezidento dekretu Zapyškiui patvirtinamas herbas. Beveik 500 gyventojų seniūnijoje nūnai veikia 2 mokyklos, pradinė ir pagrindinė, 2 bibliotekos, paštas, kultūros centras, medicinos ir felčerių punktai, veterinarijos įmonė, 6 parduotuvės, 3 kavinės, barai, degalinė. Daug vandens nutekėjo senuoju Nemunu. Nė viena Zapyškio alėja, nė vienas medis, nė vienas pastatas mena tolimą praeitį, legendomis tapusią gyvenvietės istoriją. Vos 15 kilometrų už Kauno, kairiajame Nemuno vingyje kasdienybės rūpesčiuose skendinti gyvenvietė, sena ir garbinga kilme, turininga istorija, šiandien drąsiai varžosi su ambicingoju Kaunu.